Taigi turime įprastinį Teo ir Linksys modemą. Taip pat vienas kaimyno, kuris yra arčiau virtuvės, į kurią dabar ir nueikime ir pažiūrėkime signalų stiprumą. Štai jau krenta tas pats manasis Zebra modemas, beveik signalo nėra. Linksysas rodo vis dar pilną geriausią signalą. Tie patys reikalai svetainėje, kartais iš viso pametamas signalas, kai Linksysas vis tiek rodo pilną. O štai ir pametėm kaimyno signalą. Galas praktiškai identiškas Zebra routeriui modemai. Iš kairės turime DSL jungtį, 4 LAN jungtis, taip pat routerio perkrovimo mygtukas ir žinoma maitinimas. Galima pastebėti, kad routeris neturi jokių antenų, jokių atsikišimų. Taip pat man patiko naujieji indikatoriai, kur net kiekvienas nubas supras, ką routeris nori pasakyti ar kas jam nepatinka. Tai yra elektros, 4 LAN portų, bei bevėlio tinklo ir interneto indikatoriai. Ir labiausiai man patikęs dalykas, kad šis Linksys routeris neskleidžia jokio garso. Dabar galite girdėti, kokius garsus leidžia Zebra savo į. Ir Linksysas visiškai begarsis.